Labą dieną. 5 dalis – pasadki. Taip vadinasi ukrainietiškai miško plotai, miškelių plotai, kurie atskiria vienus laukus nuo kitų. Visas karas Donbase, kur aš ir buvau, vyksta būtent tose pasadkėse. Su vadu nuvažiavome gerokai už Kijevo. Jis man parodė 6 taip vadinamas pasadkės. Sako, imk po būrį žmonių, sodinsim čia, įmąją su savim tai, ką gali sukrauti vieną mašiną, ką gali pasinešti patys, vanduo, ginklai, amunicijos kiekis, gyvenimo reikmenys, maistas, kastuvai, pjūklai. Visą tai galima sukrauti į vieną mažą unimogą. Daugiau nieko neduodam. Vandenį galėsime duoti tik po paros. Sakau, supratau. Surinkau pirmą būrį, kuriam labiausiai nepasisekė, nes jie buvo pirmi. Išsikviečiau į vadą. Sakau, vadas, tai buvo amžinatilsis Yamaha. Sakau, tau lygiai 5 valandos surinkti būrį. Vat stovi unimogas, kraunantis daiktus, po 5 valandų išvykimas. Pasikrovėt, nepasikrovėt, susirinkai, nesusirinkai, po 5 valandų mes išvažiavome. Joje ten dėjosi, ką turėjo, kaip galėjo, priaugino mašinos bortus, susikrovė, jėzau. O truputį pasakysiu, buvo karšta. Jau darėsi karšta. Kažkaip gegužės mėnesio gale pasidarė labai karšta. Tikra vasara tokia ukrainietiška. Pakrovėme mes tą būrį, nuvežiau juos. Už 2 kilometrus iki tos jų pasadkės iškroviau, liepiau viską imti ant kuprų ir greitų tempų bėgti. Tikrai greitų tempų ir tikrai greitų varyti. Dabėgo vargši vyrai, susistatė viską, ką galima, ką negalima, dasitempė. Pasakiau, jums 2 valandos padaryti SPškės ir pagrindinį vieną apkasą. Jūsų 30 žmonių su viršum. Apkasą darom tik tai skyriui ir 4 SPškės iš visų kampų. Atvažiuojam po 2 valandų, viskas turi būti padaryta. Jeigu ne, bėgam tolyn į kitą pasadkę, jų čia daug. Ir kasate vėl per tas pačias 2 valandas rinkinėjate naują. Išvažiavau? Nu kaip išvažiavau? Niekur neišvažiavau. Patraukiau savo mašiną už miškelio, kad jie manęs nematytų, per žiūroną žiūrėjau. Nu ką, sąžiningai dirbo 1 valandą. Paskui pradėjau vargti. Grįžau. Mane iškvietė vadas į Kijevą. Užtruko viskas, aišku, 4 valandas ten ir atgal važinėjau. Grįžau, viskas buvo iškasta. Buvo labai džiugu. Tik tai, kad išpeikiau į apkasus. Nes man pasakė, kad jie žino kaip kasti, iškasė tiesią liniją. Parodžiau, ką reikia perdaryti. Ir pasakiau, kad perdaryti reikia dabar, o ne rytoj. Velniškai jie pyko, kad neduodu poilsio. Nu, bet mokymai yra mokymai. Sekančią dieną išvežiau kitą būrį. Jie jau daugmaž suprato, ką reikia daryti. Pasikrovė daugiau inventoriaus apkasų kasimam ir kažkokių tai gyvenviečių įsirengimų, blindažų kasimų. Susitvarkė, išvyko 2 būris. Paskui 3 ir 4. Kai praėjo 3 para, aš atvažiavau ir pradėjau klausinėti visų, kam reikia vandens. Iš 4 3 būriai pasakė, kad mirštam, reikia vandens. Kas buvo jiems sunkiausia, kad už 3-4 kilometrų nuo jų buvo veikianti benzokolonėlė. Bet aš perspėjau, kad jeigu aš pagausiu, kad kažkas tai vaikšto į tą benzokolonėlę, kažką perkasi, arba kažkaip tai palaiko ryšį su išoriniu pasauliu,
bausiu ne tą būrį, o bausiu visą kopą. Nu, baudimas, ką reiškia baudimas? Mokymai, greiti bėgimai, greiti kasimai, viskas, kas reikalinga. Tai va, pirmas, trečias, ketvirtas būrys, visi prašė vandens. Mes su mažu užsirašinėjom kiekius, kurios reikia, galvojam, kaip mes visą tai atitempsim su mūsų maža Honda. Galvojam nieko. Užeinam į antrą būrį, klausiu, ko reikia. Sako, nieko, viską turim, maistą atsivežėm kaip reikia, apkasai iškasti puikiai, virtuvė padaryta, tualetas padarytas, viskas puiku. Aš sakau, kiek tau vandens? Būrio vadui. Jo labai įdomus šaukinys pasišnik. Jis sako, kad man nereikia vandens, viską mes ekonomiškai tvarkom, kažkur pas mane kažkas negeranojant. Einu per visą jo mišką, viskas surengta labai tvarkingai, kas liečia higieną, buitį, kas liečia gynybą, irgi padaryta viskas labai gerai. Praeinu, žiūriu kažkas tai gana ilgas plotas ir didelis, uždengtas plėvelė. Aš sakau, o pasišnikai, tau čia baseiną išsikast, visai būtų gerai. Jis taip kažkaip tai, kur čia tą baseiną kast. Einam toliau, ir beveik prie miško galo, prieš paskutinės, galbūt 100 metrų. Žiūriu, stovi žmogus ir prausėsi duše. Lauko duše, prausėsi. Vanduo. Aš taip žiūriu į tą pasišniką, jisai nusikeikia ir sako, ragai man. Aš grįžtu, staigiai apsisukau, grįžtu atgal į kitos plėvelę uždengtos duobės, sakau, atidenginėk. Jis atidengė, ką jūs galvojate, 15 metrų ilgio, 1,5 metro pločio ir kokių beveik 2 metrų gylio. Iškastas baseinas, pilnas vandens. Aš sakau, klausyk, kaip? Sako, čia va ūkininko gilaukai. O jisai purškė kažkokią šūdą, biškį ant mūsų užpurškė, mes čia paraudonavom, bet gydytojas mūsų vietinis mūsų sutvarkė. Tai tas už tai sako, duokit, aš jums iškasiu. Greitai su ekskavatoriuku atvažiavo, iškasė tą duobę, atvarė cisterną vandens ir užpylė. Aš sakau, pasišnikai, už originalumą ir išradingumą tau 5. Bet vandens tu negausi absoliučiai. Ir aš tada žvalgus, kurie tave stebės. O kaip nori, taip ir gyvenk. Taip mes išvežėm 6 būrius. Iš 9 3 nespėjo. Dar nespėjo artilerija visa. Ir tai buvo labai blogai. Paskui visą tai tragiškai atsiliepė batalionui. Tai, kad mes nespėjome išmokyti visko, ko reikia, aš prisiimu visą kaltę savo, nes tai buvo mano pagrindinis darbas. Tam laiku aš buvau zampoboj, zastupnik komandiro bataliono po boevoj подготовке. Tiesa paminėčiau, kad kai batalionas formavosi, aš buvau ir užnugario vadas, ir technikos vadas, ir mokymų vadas, pavaduotojas. Užiminėjau 4 pozicijas, dar buvau ginklų sandėlio viršininkas. Bet visą tai po biškį atidavinėjau žmonėm, kurie atėjo mane keisti. Ne mane keisti, kurie buvo paskirti. Tai va, mes mokėmės kasti apkasus, bet ne viską išmokom. Čia tikrai yra mano kaltė ir tai mums tragiškai atsiliepė po to. Griaužiu save jau 3 metai. Atsiminkit visi, nedaug dievė kam nors reikės. Kare nėra smulkmenų, kare reikia viską mokėti. Tu gali nemokėti daryti 100%, tai nėra įmanoma. Bet žinoti, kaip tai daroma reikia. Kaip pas mus visi kalba apie kažkokius technikos panaudojimus, apkasų kasimą su technika. Tai taip tai galbūt įmanoma, bet reikia žinoti, kaip tai daryti, kad apkasas turi būti zigzagų, o ne tiesiai. Aš mačiau daug apkasų iškastų fronte, kurie buvo iškasti traktoriukais, tiesia linija, kaip vamzdį tiesti. Tokiam apkase nepakariausi.
reikia mokėti statyti blindažus. Aš nespėjau jų to išmokyti ir tai buvo problema. Išmoko daryti tai vieną kopą, paskui, kai mes buvom šiaurėje, ten mes pastatėm visai neblogą blindažą. Žmonės išmoko. Tai va, taip vyko beveik pusantros savaitės tokie mokymai. Vėlgi, mes neiškasėm dar daugiau apkasų, bet vyrai pradėjo dirbti. Įjungėme mokymus puolimus, šturmus, būriai šturmavo vienas kitą, būriai gynėsi, kažkoks tai bendras supratimas apie gynybą. Puolimas nebuvo mūsų prioritetas apkasų, buvo prioritetas gynyba, kai 2 arba 3 būriai puldavo vieną ir jie turėdavo atsilaikyti. Puolamasis būrys nežinojo, kada tai įvyks. Buvo įdomu, sunku ir fiziškai, ir morališkai man buvo sunku būtent tai, kad aš mačiau, kad dauguma kareivių nepriima šitų mokymų 100%. Nepriima šitų mokymų rimtai, pasakykim tai. Jie dar vis galvoja, kad tai yra žaidimas, nes mes Kijeve, frontas nuo Kijevo jau rusai nustumti, o iki Donbaso, iki Chersono po 850 km. Ir įrodyti jiem, kad čia yra karas, buvo beveik neįmanoma. Visi daugmaž žiūrėjo į tai, kaip atskiri mokymai, karas toj baigsis, propaganda su Aristovičium priekį sako, kad mes jau toj laimėsime, mums čia duos visko, bet kaip žinom, nieko mums nedavė. Kaip minėjau, kažkada mes gavom kulkosvaidžius dar Antro pasaulinio karo laikų, rankinius. Ir tai buvo, vienu momentu vieninteliai kulkosvaidžiai, kuriuos mes turėjome. Šiandien gal užteks. Sekantis įrašas bus liūdnas ir galbūt paskutinis.